Liepos 19 dieną Vilniuje prie Baltojo tilto esančiame sporto aikštyne visą dieną bumbsėjo kamuoliai ir skambėjo vaikų balsai. Jau antras sykį čia vyko Sveikatos apsaugos ministerijos inicijuotas ir Visuomenės sveikatos biuro organizuotas vaikų sveikatingumo renginys krepšinio turnyras, kai mūsų širdis plaka išvien. Prieš 3 metų jau tokia iniciatyva buvo kilusi, kad tie vaikai, kurie iš tikrųjų gyvena socialinės rizikos šeimose, kad tie vaikai, kurių tėvai turi mažesnės negu vidutinės pajamas, jie turi labai ribotą galimybę turėti užimtumą, sportuoti, judėti būtent vasaros atostogų metu. Ir Sveikatos apsaugos ministerija, bendradarbiaudama kartu su Seimo narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija, parodė tokią iniciatyvą, kad vasaros metu būtų galima vaikus užimti. Praeitais metais jau buvo šis renginys vykęs, jis vyko 32 savivaldybėse ir šiais metais malonu, kad šis renginys įsiplėtė ir jau vyksta 57 Lietuvos savivaldybėse. Taip, kad praktiškai užimta visa Lietuva. Priklausomai nuo savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro aktyvumo, nuo savivaldybių administracijų palaikymo, toks užsiėmimas vyksta nuo kelių dienų iki kelių savaičių kiekvienoje savivaldybėje. Ir finalinis renginys šiais metais yra numatomas Plungės rajone Plateliuose, Žemaitijos nacionaliniame parke, kuriame suvažiuos apie virš 500 taip pat pačių geriausių dalyvių iš visų Lietuvos savivaldybių. Mes iš tikrųjų manom, kad vaikų užimtumas yra pati geriausia prevencija. Pati geriausia prevencija hipodinamijai, nejudėjimui, pati geriausia prevencija smulkiam ir didesniam nusikalstamumui. Galų gale tai yra pats geriausias ir tinkamas emocijų išliejimas, kai jos yra išliejamos sporto aikštelėje ir nelieka laiko užsiminėti kai kuriais ne visai gerais dalykais. Šią iniciatyvą tikimasi kuo daugiau vaikų sudominti aktyvia fizinė veikla, įvairiais prasmingo laisvalaikio praleidimo būdais ir taip mažinti socialinę atskirtį. Mūsų biuras galvoja, kad sportas yra sveikata arba fizinis aktyvumas yra sveikata. Iš tiesų, kadangi esame Visuomenės sveikatos biuras, darom ir patys tyrimus ir žiūrime europinius tyrimus, vaikai labai mažai juda. Iš tiesų mažai juda, sėdi labai daug prie kompiuterių ir to pajudėjimo trūksta. Dėl to mes šalia šito krepšinio turnyro mes jį papildėme dar ir kitais užsiėmimais. Šitam krepšinio turnyre dalyvauja vaikai iš Vilniaus miesto, Vilniaus rajono ir Šalčininkų. Ir jie žais gatvės krepšinį 3 prieš 3 ir vienas atsarginis. Ir rungtynės truks nuo dabar iki 5. Ir vaikai varžysis 2 amžiaus grupėse, nuo 7 iki 12 ir nuo 13 iki 16. Jeigu vaikas tuo metu nežaidžia, jisai turi galimybę apsilankyti ar pas kariškius, ar pas rytų kovotojus, ar menų terapijos salelėje, ar pas policininkus, ar paplūdimio tinklinį pažaisti. Tai visas spektras tokių įdomių, skirtingų užsiėmimų ir galbūt tikrai vaikai ras tai, ką jam labiausiai patiktų daryti. Smagūs žaidimai, spalvingų balionų pokštės, nuotaikingi persirengėliai bei džiugus vaikų juokas – visa tai praskaidrino Vilnių lietingą vidurvasario dieną.